Kaip šios rungtynės, kas lėmė tą pergalę? Lėmė pergalė, aišku, pasiruošimas varžybom, atidavimas aikštelį, kaip ir kiekvienos varžybos mes stengiamės. Nesvarbu, mes pralošėm vienas dviem taškais, bet mes stengiamės. Ir mes šios varžybos tikrai žaidėm gerai ir atidavėm visus jėgas. Motyvacijos netrūko? Esant dabartinį situaciją, prasme, žinot, kad jau neišeis ten. Nu, motyvacijos, suprantat, motyvacijos gali kiekvieną dieną trūkti per treniruotę, bet per varžybos tu išeini prieš tokią minę, prieš tiek sirgalių, kokia čia, kur jinai dings. Jinai yra. Jeigu tu matai vaikus pusės salės ištikimus gerbėjus, fanus, tu privalai žaisti 100%, tu kitaip negali žaisti. Todėl, kad jie ateina palaikyti tave ir jie tiki, o jeigu tiki, tai mes turim nenuvilti juos. Todėl, kad jeigu sirgaliai praras tikėjimą, tai mums nereikės jau ištelti. Sakė brolis, kad jau galite važiuoti į NBA, ar planuojate tai padaryti po šiandienos tokių rungtynių? Nu, siūlo kontraktus, bet per mažai pinigų. Žalgiriui geresni pinigai? Tai be abejo. Nors ant popierių jau geri pinigai. Kokia dabar situacija su to boikotu, kitą savaitę žaisti? Nežinau, dar visą parą turim ir žiūrėsim, kaip čia susiklostys aplinkybės. Tai kažkiek pinigų negauti dar iki šiol? Kol kas čia paliekam iki rytojus, viską rytojus sužinosit. Tai jeigu treniruosimės, tai reiškia gerai bus, jeigu ne, tai reiškia kol kas nieko gero. Kaip apskritai vyko pasiruošimas šiems rungtynėms, ar individualiai trenirautės, ar tiesiog komandiškai? Komandiškai, kaip visą laiką. Visą laiką mes ultimatumą pastatėm vakarą, o... Aš čia netreniravotės? Taip, visą laiką. Mes šios varžybas tikrai planavom ir ruošėmės tikrai laimėti.